esam Matas ir Rūta Vienušaičiai, auginam braškes ir šilauoges Avinėlių kaime. Avinėlių uogos esam dėl to, kad mūsų ūkis yra būtent Avinėlių kaime. Ir kadangi ne vienos rūšies uogos, tai dėl to pavadinime ir atsirado žodis būtent uogos. Ūkį pradėjom vystyti 20 metais, kadangi plotas sąlyginai nėra didelis, bendras ūkio plotas yra 4 hektarai, tai nusprendėm, kad auginsim uogas. Ir būtent šilauogės ir braškės, tas, kurias ir patys mėgstam. Čia yra mūsų šeimos ūkis, dirbam mes abu patys, didžiąją dalį padeda ir vaikai. Ir turim kai kuriuos darbus, kurių jau patys nebespėjam, turim darbuotojų. Įsikūrimui panaudojam taip pat ir ES jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programos lėšas. Įsigijom technikos, traktorių, keletą padargų, na ir sodinukus ir durpes. Su uogomis savo prekiaujame pagrinde Vilniuje. Turime savo Facebooko tinklapį ir Instagramą turime, vadiname Avinėlių uogos. Tai didžioji dalis užsakymų vyksta būtent internetu ir atsiėmimas yra mūsų kieme Vilniuje ir taip pat kartais ir tiesiog stojam prekiauti, jeigu turim didesnį kiekį. Taip pat galima ir atvykti į ūkį, tiek pasiskinti, tiek nusipirkti ir nuskintos produkcijos jau. Tai, bet visa komunikacija pagrindinė vyksta Facebook'e. Pirmas parduotas kilogramas, gal net ne 1 kilogramas buvo. Tiesiog gal tie tokie didesni kiekiai, tai mums buvo tas iššūkis, kadangi pirmi metai aš dirbau su užsakymais, o Matas dirbo su uogų surinkimu. Ir didžiausias iššūkis turbūt buvo mums tarpusavį sukomunikuoti, nes jis vis stresuodavo, kad ojetau, kiek aš čia daug uogų priskinsiu. Ir tada aš užsakymų prisirenku daugiau ir tada jisai, o ne, ar aš čia tikrai tiek priskinsiu. Ir toks tarpusavį buvo, vis aš jam sakydavau, gal jau viskas baigiam, kiek bus taip, kažką darysim, nebestresuojam. Mes visada parduodam tik šviežiai skintas uogas, braškės mūsų yra tik tą dieną ryte skintos ir tą dieną parduotos, kitą dieną mes uogų jau nelaikom, neturim galimybės. Ir labai smagu, kadangi susiformavo tikrai nuolatinių klientų ratas, kurie grįžta. Ir tas atgalinis ryšys, kuriems tikrai patinka, kurie rekomenduoja mūsų uogas, tai tikrai labai smagu girdėti ir labai džiugina tai. Šiais metais braškių sezonas prasidėjo gegužės 23 dieną, buvo pirmas jau skinimas. Tai čia iš lauko uogos, bet pirmoji veislė daly, čia ankstyviausia, buvo dengta agroplėvele. Tai mes ją išsaugojom ir nuo šalnų, ir pakankamai anksti galėjom pasiūlyti jau ir savo klientam. Vėlyvesnė yra Azija ir vėlyviausia yra visų mėgstama Malvina. Ateityje bus ir šilauogių. Sakykime, šilauogių plantacija turėtų įgauti savo pagreitį, nes šiais metais turėjom dar tik tai jau daugiau paragauti savo, draugam ir savo ratui žmonių. Jau kitais metais tikimės derliaus ir šilauogių. Jeigu kalbant apie kažkokius nutikimus, tai mūsų šilauogių sodinimo tokia talka, kaip sakant. Tai mes šilauogės sodinom, galima sakyti, kaip į ryžių lauką, jeigu kas nors yra matę. Po didelių liūčių. Po didelių liūčių, čia buvo visas šviežia durpė supilta ir išpurentas tarpuvagis. Ir visas tas buvo įmirkę ir kai važiavom su traktoriu, tai buvo labai smagu žiūrėti ir visi dirbo be batų, tiesiog basi. Nes batai skendo tiesiog purve, visi priiminėjom purvo vones. Ir klimpom, bet iš esmės, kadangi sodinimas buvo birželio mėnesį ir temperatūra vasarą dabar pakankamai aukšta, tai manau, kad mūsų tas, kaip sakant, sodinimas į balą mums davė tai, kad prigijo beveik visos šilauogės ir praktiškai gal 1% tik tai buvo, kur reikėjo atsodinti. Viena iš priežasčių, sakykime, tų motyvų
ūkio įkūrimui, tai irgi buvo noras ištraukti vaikus iš miesto ir parodyti jiems, kas tai yra darbas ir kaip reikia uždirbti pinigus. Ir kad galbūt ne visą laiką tai gali pavykti ir kad reikia įdėti pastangų, norint turėti rezultatą. Ir dabar, kai jau mes turim tą derlių ir turim vaisius, kuriuos galim parduoti, iš tikrųjų vaikai mato tai, jie mielai įsitraukia į braškių pardavimus, jeigu reikia, keliasi kartu, eina ir skinti padeda. Tai aišku, ne kiekvieną dieną, bet tikrai tai yra jiems stimulas pamatyti, iš kur ateina pinigai ir kad visgi reikia įdėti darbo. Ir pakankamai nemažai.